Brangus profsąjungiečiai, gerbiami Ignalinos atominės elektrinės darbuotojai. Taigi išeinantys metai skaičiuoja paskutinės dienas, tačiau mūsų darbai kaip ir nesibaigė. Visi mes skubam pabaigti šiais metais, skubančius darbus, tempas taip pat spartėja, visko žinoma nespėsim, bet norisi. Pirmadienį ir mes, profsąjungos atstovai, turėsim 2 posėdžius Vilniuje atstovaujant mūsų darbuotojų interesus ir tikimės, kad jau labai greitai, jau naujais metais grįšim pas jūs su gerom naujienom. Tačiau šventinis maratonas vis spartėja, įsibėgėja, taigi neatsiliekam ir mes. Profsąjunga parengė savo nariams malonias dovanas, kurios tikimės, nors jos tradicinės, patiks. Taigi galite atsiimti dovanas nuo gruodžio 22, nuo pirmadienio, nuo 14 iki 16 valandos valgyklos patalpose, tai yra buvusi kavinė, bufetas. Ir visus su švente, su ateinančiom gražiom kalėdom, su naujais metais, kad būtų sveikata, stiprybė, kad mes būtume vieningi, drąsūs ir viskas pavyks, ir tuomet viskas bus gerai. Gražių švenčių.